žinokite, išgirdau tokių naujienų, kad istorijų namuose ateina svečiai, bet ne bet kokie. O kokie svečiai mūsų lanko? Tėvai Lanko. Ir ką tie tėvai čia daro? Pasakykite man. Tai jie pasakoja, kur jie buvo. Kur jie buvo, pasakoja? Tai aš kelionę savo. Kažką. Nikita pasako pirmiau, ką iš tai žinau. Tai Jono mama atėjo ir pasakojo apie Japoniją. Japonija. Atsimeni, ką nors tą pasakojo? Dar davė tokį kamuoliuką, kurį jie kvepia. Betonas labiausiai kvepia. O ką jūs atsimenate apie Japoniją? Girdėjot ką nors? Kur yra toks tiltas iš medžio padarytas. Iš medžio? Ir ten esa labai daug žmonių. Ir dar esa toks oboliukas. O ką apie obolius pasakoja? Kad jisai yra labai didelis, va tokio dydžio. Didelis obolys. O gal jūs girdėjote ir pasakojo, aš nežinau, apie maistą. Ką valgo? Aš žinau. Ką Japonijoje valgo? Dar sakė šiušius, bet nežinau, kokius netgi šiušius valgo. Šius nesusuktus. Nesusuktus sušius valgo Japonijoje. Taip, Jonai, o tavo mama buvo atėjusi, ką jinai čia vaikams pasakojo? Apie Japoniją. Apie ką? Japoniją. O tai kaip čia su ta Japonija? Buvo išvykus? Tai. Ką jinai veikia Japonijoje? Darė miško maudynę, žiūrėjo daug. Matė didžiulį lapą, tik neprisimenu, kaip pasivadino. O kaip japonai, tu žinai, ką jie valgo? Ką mėgsta valgyti? Lyžai daug susų. Kokiu priedu reikia? Bele kokio gali, tik reikia lyžių, reikia apvinuoti, kad neiškristų. Oho. Gerai, tai dabar apie Jono mamą čia buvo. O kas dar buvo atvykę? Gabrieliaus tėtis. Ką Gabrieliaus tėtis pasakojo? Dabar ką atsimenu? Apie tokį medį. O kokią šalį pasakojo čia jisai? Ir aš dar žinau, atsinešiau tokią. Apie Omaną. Čia toks kvapalas. Kvepalas? Aha, ten reikia uždėti ugnį. Taip. Tada palikti, tada ateis kvapas. Ir užuodai kvapą, kokios, taip, kokios buvo skonio ar kaip? Kaip turbūt citrinos. Gerai, tai dabar sakėte, dar buvo Danielos tėtis. Apie kokią šalį pasakojo Danielos? Prancūzija. Apie Prancūziją. Ką išgirdote apie Prancūziją? Ten yra daug kruasanų. Ten yra česnakų sriuba. Ir dar vidai šokolado kruasanų. Ne česnakų. O kokiu? Svogūnų. Ir dar buvo kruasanai, viršaus ir vidai buvo šokoladas. Kruasanų jūs valgėte su Danielos tėčiu? Ir su šokoladu vidai ir viršaus. Labai skaniai skamba. Tai prancūzai valgo kruasanus? Taip. Tikrai? Gerai jiems. Luknė sako, sriuba kažkokia pristatinė. O kas čia buvo tada? Svogūnų sriuba. Svogūnų, gal ir česnakų įdeda? Ne. Tai dar yra vienas tėtis, kurio neaptarėme. Koks? Kur čia jis? Adamo. Tai ką atsimenat, ką Adamo tėtis pasakojo? Tuoj surasime. Atnešė datulių. Atnešė datulių. O apie kokią šalį tavo tėtis pasakojo? Izraelį. Apie Izraelį? Ką Luknė atsimeni apie Izraelį? Izraelį yra jūra, kur niekad nepaskęs. Jis ten daug cukraus. Vai druskos. Ar cukraus ar druskos to jūroje yra? Cukraus. Druskos. Tai, o aš labai girdėjau gerą bandymą atliko. Dar eksperimentą. Eksperimentą, taip. Koks ten buvo eksperimentas? Nu, su tuo vandenį turim vandenį ir kiaušinis ir cukraus ir druskos. Luknė, man pausto vandenį puodelį, bet cukrus įdedam kiaušinis skęsta, bet jeigu turim puodelį vandens druskos. Taip, druskos. Ir po to įdedam kiaušinį ir po to kiaušinis neskęsta. Taip. Tai įdedam druskos? Taip. Ir? Neskęsta. O kai neįdedam druskos? Skęsta. Tai ką daro druska? Padaro, kad neskęstų. Jinai pakela.
Ir jūs pakeltų, gali O būt. gali Ai. pakelti kažkokią supadelį. O tai, Gali pakelti žmogų. Gali pakelti net visą namą. visą namą. Ir atgal. Į viršų. O tai tu esi maudęsis gali toje pakelt šitą darželį. jūroje, Adamai. Gali visą pasaulį. Buvau šalia, bet nevaudžiu. Bet ten negalima kišti akių be vandens akinių ir galima kišti akis veidą, jeigu turi vandens akinius ant akinių. Ne su vandens, akiniais. O nardymo. Tik nardymo akinių reikia taip, nes... O dėl ko? Kad negręžtų akis. Kad ta druska negriauštų, Kad taip, gręžtų. neskaudėtų, ne, nuo druskos. Labai ačiū Jums už tokį mums Jo namai, tai labai.